Sveiki. Kaip sako Garis Jangas ir Young Living bendruomenė, kad tai, ką turim čia, yra stebuklas. Ir aš tam visiškai pritariu. Aš esu Jolita Švatienė, buvau pasiekusi executive jau ilgą laiką, beveik iki Silver buvau nuėjus ir po to padariau pauzę. Šiandien pakalbėsiu apie savo mano kodėl. O kelionė mano prasidėjo ne taip kaip visų tikriausiai. Daug kas kalba, kad ieškojo pagalbos savo, fiziniam kūnui, kažkokios tai ligos ar savo, ar artimiesiams ir taip atėjo į Young Living. Man buvo šiek tiek kitaip, per subtilesnius lygmenis. Mes nusipirkom būstą ir aš pajutau, kad ten tikrai dedasi labai negeri dalykai. Pradėjau ieškoti pagalbos, taip keliai nuvedė pas Liną Balsę, nes ją sekdavau ir paprašiau jos ir iki senso tiek savo, tiek būtent buto išvalymui. Nes mes nusipirkę, aš jau ten atėjau apžiūrėti to būsto, man toks vaizdas buvo, kad mane užgriuvo visas namas. Galvoju, gal taip dėl to, kad daug laiko gyvenau name, o čia butas, vis tiek kažkas virš galvos bus ir tas jausmas toks, bet iš tikrųjų buvo daugiau ten visokių dalykų, mes visi susirgom, susipykom, supratau, kad tikrai reikia pagalbos ir labai stiprios, kitaip sugrius šeima ir nieko iš to gero nebus. Lina išvalė ir atsiuntė man laišką, kad reiktų pagarinti purification. O man tai nebuvo minčių jos paklausti, o gal jūs turite tą purification parduoti, o jai nebuvo minčių parašyti, kad jinai turi. Tai prasidėjo kelionė per aplink. Susiradau šiaip ne taip, kur jį gauti, kas tai iš vis yra, per mišinys, kad man jo reikia. Bet informacijos negavus apie pradinį rinkinį, realiai tik tai buvo siųsta informacija, kad gerai, aš tave užregistruosiu, nusipirk pradinį rinkinį. Taip ir sustojau, nes kaina buvo didoka. Galvoju, man reikia tik purification. Ir tuo metu, matyt, kur žvilgsnis ten ir energija, pas mane atkeliavo į Facebook erdvę Inga Pužalienė su savo kursu Nauja tu. Ir ten buvo kelių savaičių bėgis ir visgi kaip pamestinukas vaikas aš perbėgau pas Ingą, nes nebuvau nei užsakymo dariusi, tiesiog buvau užregistruota, dar mėnuo nebuvo praėjęs, aš perbėgau pas Ingą. Jūs taip nedarykit, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš tai padariau. Tai ten būtent prasidėjo mano visa aroma kelionė, su giliom įžvalgom, su mano augimu, su pažintim iš vis aromaterapijos lobynais, kas tai yra, su transformacijom, su išsilukštenimais. Ir tada aš supratau, koks tai yra galingas įrankis. Jau nekalbant apie tai, kad, kaip ir sakiau, mes ten visi susirgom, aš labai laukiu pradinio rinkinio. Tiesiog, nes man taip jo reikėjo, galvoju vaikams padėti ir savo padėti, nes buvęs vyras, tai jis labai nepripažino tų dalykų. Ir aš labai visas moteris suprantu, kurios negaunat palaikymo iš antrų pusių, aš tai praėjau. Bet šita bendruomenė, šita aroma gentis yra tai, kas gali atstoti pačius artimiausius žmonės tuose sunkiausiuose etapuose, pradžiose, kai mūsų dar niekas nesupranta, netiki ir šaukia, kad ten kažkas ne taip,
ten kažkur tu ten eini, ten tik pinigus merkit, neįsivaizduoji, kur tu ten papuoliai ir visa kita. Netikėkit, neklausykit, nes tai yra tai, ką pačias išjaučiat, ką suvokėt ir tie žmonės, kurie kalba, jie dažniausiai bijo jūsų pokyčių, bijo, kad kažkas pasikeis į gerą. Ir tada praras tie žmonės kontrolę dėl jūsų. O kas bus, jeigu tas žmogus liks stovėti, o jūs užauksit? Bent jau mano atveju tai buvo. Ir ką? Tada prasidėjo mano linksmoji gyvenimo dalis, kai aš sužydau aromatų pagalba. Kai kažkaip sugebėjau per 2 darbus dirbti ir susikurti aroma bendruomenę. Visur bėgiojau, lakščiau, dariau kas savaitinius susitikimus. Žodžiu, gyvenau tuo, dalinausi tuo. Ir man labai patiko. Dabar paklausit, tai jeigu patiko, tai kodėl sustojai, ar ne? Gyvenimą kartais tai būna, kai taip sukrečia aplinkybės, kad po to nežinai nei ant kurio lieptelio bestovėti ir ar jis bebus tau po kojų. Tiesiog per 6 savaitės mano gyvenimas apsivertė visiškai aukštyn kojom, visiškai absoliučiai net nebuvau planavus, negalvojus, bet teko po 12 metų gyvenimo grįžti iš Norvegijos į Lietuvą, mano pačios pasirinkimu, mano pačios giliais suvokimais. Tikėtina, kad aromaterapijos pagalba taip pat, nes su jos pagalba mano savivertė kilo ir aš suvokiau, kad taip gyventi aš nebegaliu, tiesiog nebegaliu. O jeigu pajudins bent plaukelį, mano gyvenimas versis aukštyn kojom. Ir ryžausi pajudinti tą plaukelį, grįžti į Lietuvą, palikti darbus, palikti būstą, palikti vaikų mokyklas, keisti viską, tam, kad pradėti kažką tai iš naujo, to, ko aš dar nežinau, kas manęs laukia. Grįžau globoti mamos. Tiesiog gyvenimas taip atvedė, mes nežinom, kuris vedžioja, ar ne? Tai 5 metus prieš tai mane Norvegijoje mokė visų instrumentų, kaip aš sakau, būtent dėl tos ligos, dėl kokios grįžau mamos prižiūrėti. Ir susirinkus visus įrankius, susirinkus vaikus, grįžau Lietuvon. Bet tas šokas, pokyčiai, kai griuvo ten viskas, griuvo ir mūsų komandos dalis, projektai, mačiau, kad tiesiog griūtis buvo visame kame, kas buvo susiję su karjera, darbais, gyvenimo vieta ir man reikėjo laiko atsistatyti. Tiesiog reikėjo laiko susivokti, atsistatyti, susidėlioti, ko aš noriu toliau, kaip aš noriu gyventi, ko aš noriu. Ir tam reikėjo apie 4 metų. Aš dabar jau 4,5 metų Lietuvoje. Ir iš pradžių dar bandžiau Lietuvoje grįžusi, tai vieną, tai kitą dalyką daryti, bet kai viduje yra abejonės, nori, nenori, tai sklinda ir į išorę. Ir rezultato niekada nebus, kai nesu aš 100% pati tikra tuo, ką aš noriu padaryti. Taip ir buvo. Ir sustojau. Ir sakau, tebūnie, man reikia laiko, aš noriu išbūti, aš noriu išjausti, išaugti, suvokti, ko aš noriu. Ir tada aš suprasiu, kur aš noriu toliau. Ir
paieškos, augimas, iš tikrųjų buvo metų labai intensyvus augimas sąmoningumo temose, labai gilus dalykai vyko su manim, kad būčiau čia, dabar tokia, kokia esu. Ir kodėl aš grįžau, ar ne? Todėl, kad per tą laiką, kai sustojau, iš tikrųjų, aš labiausiai suvokiau, kas yra lojalumas, kas yra visa ta Young Living sistema, kai kiekvieną mėnesį aš galėdavau ir galiu iki šiol pasidengti savo užsakymo išlaidas. Tai yra man begalinė dovana, kuri atsėjo tūkstanteriopai tikriausiai per visą tą laiką, gelbėjo daug kartų mane, mano šeimą, su tokia galimybė, kurią susikūriau pradžioje ir kurią vis dar kuruoja, palaiko mano mylima sponsorė Inga Paužuolienė, kuri manim tiki. Nežinau, kodėl tu manim taip tiki, bet jinai manim tiki už mus abi. O man gavosi įkvėpimas būtent gulint vonioj, klausant savo dainų, įkvėpimas sukurti dainas būtent Feelings rinkiniui. Ir toks aiškus suvokimas, kad aš labai galėčiau prie to prisidėti. Ir būtent mano ašis, ta daina buvo sukurta Valo eteriniam aliejui. Ir aš ją sukūriau, nusinčiau Ingai. Ir Inga sako, ir kaip tik buvo apie tą žaidimą šičia informacija, sako, čia gali būti himnas. Tai va taip ir išėjo visa ta istorija, grįžimo istorija. Sakau, na tebūnie, aš ateinu į žaidimą, nes man buvo smalsu visa ta sistema, visas tas socialinių tinklų darbas, jį išsimatuoti pilnai iš kiekvieno aspekto, kas man tinka, netinka, kaip tai yra daroma, tiesiog kaip tai yra daroma ir taip pačiai paaugti, nes man patinka mokytis, man patinka tobulėti ir kai tobulėju, aš jaučiuosi, kad aš gyvenu. Tai mano kodėl iš tikrųjų Young Living yra dėl to, kad tai yra visų pirma pagalba visame kame. Visų antra, bendruomenė, kuri yra mano namai, mano tikėjimas, pasitikėjimas iš šalies, kai aš pati tuo dar netikiu. Kai aš paslystu, tai mano kelrodis grįžti atgal, vėl kaip į mamos glėbį, be jokių priekaištų. Tiesiog su džiaugsmu, kada aš grįžtu, verksiu. Ir didžiulis dėkingumas už tai, kad jūs esat. Tai aš irgi dalyvauju žaidime ir visoms linkiu sėkmės. Mes augam kiekvieną dieną šičia. Ir su šitais įrankiais mes augam 7-myliais batais, žingsniais, kur kitur mes to nerasim. Myliu, apkabinu, labai tikiuosi susitikti Birštone ir iš tikrųjų daugumos aš nepažįstu, bet labai būsiu dėkinga, jeigu prieisit, apsikabinsit, visoms esu atvira, labai visų laukiu ir iki.